Nors dažnai nueina padaryti manikiūro ir į kirpyklą, bet apie savo sveikatą pamirštam. Mirtingumas nuo šios ligos, gimdos kaklelio vėžio ir sergamumas yra vienas aukščiausias Europoje. Mes turim puikias prevencinės priemonės ir turime jomis būtinai naudotis. Pasaulyje, ta prasme, visi 9 iš 10 lytiškai aktyvių žmonių užsikrečia žmogaus papilomos viruso. Bet tik tais daliai žmonių, tai yra apie 10% iš visų užsikrėtusi, ta infekcija pasilieka ir jau gali sukelti iš pradžių ikivėžinius pakitimus, po to vėžinius pakitimus. Gera žinia yra ta, kad mes dabar turime puikius tyrimus, ar ne, kurie gali nustatyti šį ŽPV arba žmogaus papilomos virusą. Nėra tiek daug ligų, kurias galime aptikti ankstyvose stadijose. Programa startuoja nuo 25 metų, tačiau mes suprantam, kad jeigu lytiniai santykiai pradedami 12, 13, 14, iki 25 metų, tai ilgas laiko tarpas, ar ne? Taip. Tai tikrai reikia pagalvoti, kad reikia pradėti anksčiau tą programą. Žmogaus papilomos virusas perduodamas dažniausiai yra lytinių kelių, ar ne? Taip. Tai yra vaginaliniai, analiniai, oraliniai santykiai. O sakykit, ar tie tyrimai, kurie daromi, bet tas pats PAP ar ŽPV, ar jie yra skausmingi? Nes moteris dažnai gali tiesiog bijoti eiti, nes jinai galvoja, kad tai yra skausmingi tyrimai. Kaip pasiruošti tam tyrimui, ar ne? Kelias dienas prieš tai nenaudoti lubrikantų, vaginalinių žvakučių.